Sveiki visi, su jumis šiandien sveikinasi Fiksas ir pristatau jums savo Minecraft epizodus. Taigi, dabar mums reikia pastatyti namą, o kad pastatyti namą reikia medienos, bet iš pradžių mes nukilinsim keletą avių, kad gauti vilnos. Iš vilnos galima pasidaryti lovą, jei nežinojate to. Vieną turim, reikia dar dvi. Turime jau dvi, reikia dar vieną ir tada galėsime eiti skaldyti medienos. Šitie mano epizodai bus kaip ir visų epizodai. Bandysime išgyventi Minecraft pasaulyje. Taigi, mums reikia apie 15 medienos, kad gauti lentų. Iš lentų mes pasidarysim namą. Mūsų namelis bus nedidelis. Nemėgstu didelių namų, kur viskas labai... Visose vietose nėra ko statyti tiesiog. O šitame viskas normaliai tilps. Ir dasiskaldysim šitą medį ir eisime statyti namą. Nu va, 11 manau užteks. Ir dabar iškart pasidarome lentų, pasidarome crafting table ir kažkodėl soundai labai garsiai groja. Pritylysim biškį ir vis tiek garsiai groja, nu ką žinau. Biškį reikės mums primušti sendo ir netą darau. Sendo mes primušime, kad padaryti iš karto langus, nes be langų sunku bus mums. Na, kiek čia reikės mums, duokit pagalvot biškį ir manau 30 užteks. Jo, va, kaip tik 30 ir dabar reikia paieškoti mums vietos, kur statyti mano namą. Ir va yra laukai ir manau šitose laukose bus gerai pastatyti namą. Ir dabar, nu, va čia bus gerai, manau. Taip, čia crafting table pastatom ir dabar statom mūsų namą. Kol kas jis bus nelabai didelis ir blogai pastačiau iškart. Padarysim nelabai didelį namą, nes tiesiog, kad nebūtų labai didelis jis. Ir manau, dar biškį. Nu va, tiks, čia bus duris. Man labai patinka šitoks stilius, kai va, yra kaip namo rėmeliai, galima pasakyti. Ir dabar dastatom vieną iš... Ir mums pritrūko medienos. Gerai, dabar mums reikėtų pagaminti kirvį, bet neturime iš ko. Einame prisiskaldo medienos biškį dar, kad padaryti pikeksą ir kirvį. Ir mūsų pagrindinė užduotis pastatyti namą. O kitose epizoduose jau galvosime, ką mes darysime. Šita serija bus nelabai ilga, tai tik pirma iš mano serijų. Tai dabar kertame medienos ir manau šitą medį nukirsime ir bus pakankamai pagaminti kirviui ir pikeksui. Na kas 6-7 medienos.
Nu va, gerai, manau. Taip pat ir čia bus blogas medis, kad užbaigti. Ai, ką padarysi. Taip, dabar turime kirvį, biškį pagaliukų ir padarome pikeksą, kad skaldyti akmenį. Taip, viskas yra. Greitai pagaminame dar duris, kad nieks joks šmikis neįsibrautų. Pastatome duris ir einame toliau skaldyti medienos. O kol skaldysime, aš papasakosiu, ką mes veiksime šitose epizoduose. Iš tiesų, pagrindinė mūsų užduotis, kaip ir visose Minecraft filmukuose ir kaip patys žaidžiate, tai mums reikia išgyventi. O kad išgyventi, mes turime pastatyti namą, ką mes dabar ir darome. Dabar šiuo metu aš esu nustatęs lygtais normal, bet jei man blogai seksis, pastatysiu easy modą. Ir gavome samplingą. Taip pat planuoju dar išleisti Skyblock išgyvenimą ir miniclip pool. Jei nežinote, užeikite į miniklipą ir ten yra kaip ir biliardas. Man labai patinka jį žaisti ir manau jums patiks žiūrėti, kaip lošiu. Ir dabar, manau, mums pilnai užteks medienos, kad užbaigti mūsų namelį. Taigi. Pilnai užteks. Taigi. Dabar mums reikia biškį cobblestone. Bet iš pradžių mes pagaminsime stogą. O stogą gaminsime iš laiptelių. Man labai patinka toks stogas, čia kaip tikrame pasaulyje. Ir, ką žinau, tram 2 turėtų užtekti kaip ir. Ir kažkodėl lagina duris man. Nu va, gerai. Dabar biškį prisikasame dirto, kad užlipti į stogą. Va, viskas gerai. Dabar kol kas čia pastatysime smėlį, nes čia bus... Nu va, manau, reikėtų mums praplėsti biškį vienų. Vienų praplėsime mūsų namelį, kad būtų viskas lygiai. Čia nereiks skaldyti, tik čia. Ir tarp epizodų, kol dar neįsime kasinėtis, aš pririnksiu charcoal'o, prisiskaldysiu medienos, kad mums nieko netrūktų. Ir dar vieną padarome, pasistatome ir mūsų namelis bus beveik baigtas. Sufeilinu biškį ir vėl sufeilinu. Šitą nuskaldysime. Taip. Kol kas čia pastatome smėlį, po to mes jį išimsime ir va, dabar mums puikiai viskas turėtų išeiti. Pastatome vieną čia ir dabar su laipteliais, manau žinote kaip čia reikia daryti, tiesiog pastatome stogą ir manau mums pritrūks laiptelių. Oi, kaip negerai. Bet gal ir nepritrūks. Norėtųsi, kad nepritrūktų, bet. Nu gerai, jeigu nebaigsime dabar, tai nors pastatysime dalį stogo. Ir manau, mums nepritrūks laiptelių ir tai bus gerai.
Taigi viskas baigta, padaryta. Jo, čia dabar išmušame visą smėlį, nes smėlį mes ne tam naudosime. Ir kaip ir mūsų namelis jau pradeda augti. Tuo turėsime pastatyti lovą, kad pramiegoti naktį. Ir tikiuosi, nieks neužlips ant mūsų namų ir nenukilins mūsų. Taip, ir mes praradome kažkur biškį smėlį, bet tai nėra skirtų. Nu ir van, nepraradome visai. Ir gerai, dabar pasigaminame greitai lovą ir pramiegame naktį. Ir lovą pastatysime va čia. Tikiuosi, mūsų niekas nenukilins. Nu va, pramiegojame naktį, lovą po to perstatysime, o dabar baigsime statyti mūsų namą. Va čia, manau, padėsiu stiklą ir čia bus visur stiklas. Tada reikia mums prisiskaldyti cobblestone'o. Ir kažkur aš čia mačiau kaip ir upelį. Ir van, atrodo, jis ir yra. Jo, čia biškį prisiskaldysime. Tai 1, 2, 10 kokių arba 15, nežinau. Taip, kiek jau čia turime? Nu 10, nu dar keletą prisiskaldome. Nu ir va, kaip tik bus 15, pasigaminsime savo krosnelę, iškepsime smėlį ir galėsime eiti, nežinau, net ką darysime, nes rimtai mano namas atrodo toks, kaip ir, nu, ką žinau, kaip jums atrodo, man tai atrodo gražiai. Gerai, pasigaminame krosnelę. Jeigu nežinote, kaip gaminame, reikia tiesiog apdėti cobblestone'ų visur, tik centre palikti tuščią. Ir dabar pastatysime ją va čia. Taip, dabar padedame lentų ir tegul sendas darosi į stiklą. Ir mums reikia pastatyti čestą. Tai jis gaminamas taip pat kaip krosnis, tik tai reikia ir kiaulė čia užlipo. Reikia apdėti su vudu. Ir čestą, kur mes pastatysime jį, nu pastatome va čia. Taip, kol kas viską sudedam, po to viską sutvarkysiu. Ir dabar, manau, mums reikia, jei jau darome namą, tai reikia iki galo pabaigti. Reikia pastatyti mums grindis. Ir baigėsi mūsų kastuvėlis. Nu, da baigsime jau su ranka. Ir jo, dabar durys turėtų iškristi, jau iškrito. Ir mes turime biškį medienos. Aišku, kad neužteks, bet dabar tai bus gerai kol kas. Na, jo. Dabar paėmame mūsų, pamiršau, kai vadinasi kirvi, va kirvis. Jo, ir pastatome duris. Biškį gal pakeisiu tarp epizodų namelį, bet nežinau, man patinka ir dabartinis. Nors duris, manau, perstatysim, nes man nepatinka, kad aš čia stoviu. Jo, duris bus ne čia. Duris bus va čia. Manau, čia geriau. Gražiau atrodys tiesiog.
Jo, nu va, kaip ir namelis beveik baigtas. Nueisime to prisiskaldysime biškį medienos. Po to tos čestus ir viską perstatysiu, kai padarysiu, nes dabar mūsų užduotis pabaigti namą. Viskas iškepė ir mums neliko medienos. Kaip gaila. Dabar, kaip aš prisimenu, reikia va tai viską apstatyti, kad va, gavome biškį. Nu ir čia, manau, turėtų mums užtekti pirmam laikui, nors dabar pastatyti šitą. Ir čia blogai išeis. Jo, nepagalvojau. Ten tada pastatysime paprastą stiklą. Jo, čia bus paprastas, o čia nepaprastas. Nu, ten aš padėsiu, kai baigsiu epizodą. Dabar mums reikia biškį medienos. Ir jaučiu, aš nueisiu prisiskaldysiu medienos, o mes šitą epizodą baigsime. Užlaikinkit, užsubscribinkit, patarkit, ką daryti toliau ir viso.